Rytas. Tai atsisėskim, šiandien mūsų nedaug, privati sesija. Apie šiandienos kriją jau parašiau ir manau, kad jinai labai tinkama šiam laikui. Laikas toks, nežinau kaip pas jūs, įtemptas, einam per tą stiprų užtemimo koridorių ir tikrai, kaip mano mokytojas sakydavo ir sako iki šiol, shit flows. Išplaukia visokie dalykai, kurie gal buvo kažkur taip paslėpti po kilimu, pašluoti. Ir mes su jais tvarkomės dažniausiai įsijungdamos protą. Mes jo negalim išjungti, iš tikrųjų, jis visą laiką veikia. Ir tas mūsų protas, jis suka, mintis mėtosi kaip kamuoliai į vieną pusę, į kitą pusę, kuri teisinga. Ir kaip buvo parašyta tos krijos aprašyme, tai jinai būtent sujungia mus su protu taip, kad tas protas galėtų mums gelbėti ir mūsų nenumesti, nenumetinėti nuo to skardžio kiekvieną rytą, ar kiekvieną valandą, ar kažkiek tai, ar kažkokį tai laiką. Tai vat kundalinė joga tuo stebuklinga, kad jinai už tos pakarpos mes galim save išsitraukti ir tą protą sakyt, vat ačiū tau labai, tu fantastiškai dirbi man, nes jis dirba kiekvieną sekundę. Bet mes turim turėti kažkokių tai susitarimų, kad tu manęs nenuneši, nežinia kur, kodėl mes susergam depresijom. Dėl to, kad mes jau bijom praeities, jos negalim pakeisti. Bijom dabarties, kurią mes turim, bet mes bijom, nors dabar sėdžiu ant kilimėlio, bet aš vis tiek turiu baimių ten kažkokių. Bijom ateities. Mūsų projekcijos iš tos praeities į tą ateitį, patirtis, surenka tokius didelius kamuolius, juodulus ir sako, va, o bus taip. Nieko panašaus, net mes neturim galimybių žinoti, kaip bus. Gal bus taip, gal bus kitaip, gal bus visiškai kitaip. Ir va būtent šitą kriją pamatysit, paprasčiausiai, ta prasme, pratimų yra iš viso 8, bet tikrų judėjimo pratimų yra 3. Ir visi labai gerai žinomi. Ir 2 kartus mes medituosim po 6 minutės. Aš šiandien nors ir parinkau muziką, vis dėlto rinksiuosi mūsų tą meditaciją, nes taip ir jinai vadinasi, savęs meditacija į save. Rinksiuosi atlikti tą meditaciją tyloj, su tam tikrais garsais, kuriuos mes leisim, bet vis dėlto be muzikos, kad jinai mūsų netrikdytų. Kundalini jogos, klasikinė kundalini joga ir visi mūsų senieji mokytojai mums visą laiką sako, nesijunkit muzikos. Muzika nuneša ne visiškai ten, kur reikia. Šavasanai mes, aišku, atsigulsim su muzika, bet dabar tam, kad galėtumėm iš tikrųjų eiti į meditaciją, į kurią mes dabar eisim, tos 3 pratimus, meditacija, 3 pratimai, meditacija. Pasistengim išgirsti tą tylą savy, tą šunį, pajusti, užčiuopti kažkur čia, ar širdies centro vietoj, ar
ar saulės rezginį. Kažkur jinai yra. Ta tyla, kuri netrukdo mintimis. Va, atėjo, irgi nori medituoti. Gerai, tai dabar tiesiog atsisėskim į lengvą pozą, į tokią, kokią galit. Rankas padėkim ant kelių, įgyjant mudrą. Giliai, giliai kvėpkim. Iškvėpkim. Ir dar kartelį kvėpkim. Iškvėpkim. Leiskim kvėpavimui užpildyti visą mūsų esatį. Tik aš ir kvėpavimas, o iš tikrųjų tik kvėpavimas. Iki pat pilvo apačios, kad pilvas išsipūstų. Įkvepiant ir iškvepiant jis subliūkšta kaip balionas. Tas natūralus kvėpavimo menas, kurio mes atsisakom, pamirštam, pradedam kvėpuoti alternatyviai. Kai mes įkvepiam, išsipučia krūtinę, pilvas subliūkšta, o iškvepiam, gerai, kad aš jau nebemoku, pilvas išsipučia, krūtinė subliūkšta. Atlaisvinkim tą savo pilvą, neužspauskim jo jokiais korsetais ar guminiam kažkokiom stipriom kelnaitėm, kad tik tai būtų plokščias pilvas. Ne, moters pilvas, jis gali būti plokščias, jeigu whatever, bet jis turi turėti laisvę atsipalaiduoti, išsipūsti ir su ciklo dienomis ir su savijauta tiesiog atpalaiduoti pilvą. Ir dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Sudedam rankas į maldos mudrą ir patrinkim. Stipriai, stipriai, kad iššiltų delnai. Ir dabar sudėkim pirštus ir dar truputėlį patrinkim šitas apatinės delnų dalis. Ir pirštai jaučia vienas kitą ir apatinės delnų dalis dar labiau kaista. Pajudinam, 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 pajudinam rankas. Ir sudėkim į maldos poziciją, priglūskim prie krūtinės. Nykščiai įsistato į krūtinės duobutę, mes įkvepiam. Iškvepiam, nusileidžia pečiai, alkūnės paraleliai grindims. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam, smakras įsistato į kaklo duobutę. Ir įkvepiam mantroms. Om namo namo. Om namo
Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Angure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbant, stiebėmės į viršų. Keliam savo energiją į viršų, nuo apačios, nuo savo sėdimkaulio. Per visą nugarą sukam gyvatėlę į viršų, per viršugalvį. Per mūsų 8 čakrą. Ir paleidžiam, atsipalaiduojam, iškvepiam. Nuleidžiam rankas ant kelių, genmudra. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai, pajuskite mantrų galią savyje. Kaip jos jūs apgaubia apsaugą nuo bet kokio galimo susižeidimo. Jūs, jūsų šeimą, jūsų aplinką, jūsų namus. Tiesiog tą ratą galite, kartodamos apsauginę mantrą, uždėti visą aplink visus savus. Einame tiesiai į kryją. Klaupiamės ant keliukų, olos pozicija. Kryja bus pakankamai greita ir tokia be sustojimo. Olos pozicija ir nugaros išlenkimai, jūs kadangi viską žinot, nugaros išlenkimai su ugniniu kvėpavimu. Žiūrėkite, kokiu greičiu galite judėti. Nepadarėm apšilimo, apšilimas dabar vyksta. Apšildom nugarytę iš pirmo tokiu gražiu judesiu, ne pačiu greičiausiu, bet pilvuką pompuojam. Nes ugninis kvėpavimas mus kviečia judėti greičiau. Tai jeigu galit, bet labai atsargiai, pilvo centras toksai stiprus ir su ugniniu. Akys užmerktos, koncentracija į trečią akį, tašką tarp antakių.
Du labai stiprus pratimai viename. Ugninis kvėpavimas, valantis kraują, užkurintis visą organizmą. Ugniai, tokiam judėjimui, cirkuliacijai, valymuisi. Ir nugaros išlenkimai išjudina mūsų stuburą. Mūsų stuburo skysčiai, kurie teka per jį, pradeda judėti, švaresni pasidaro. Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulban, stiebiamės į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Atgaukim kvapą. Ir keliausim mūsų stebuklingąją satkryją. Sudedam pirštus priekinius, rodomuosius į priekį. Jeigu norite stiprinti savo moterišką energiją, dėkite kairį nykštį ant dešinio. Jeigu šiandien reikėtų, pavyzdžiui, kažkokio tai tokio konstruktyvios dienos, nors penktadienis gal lengvesnė, tai tikriausiai geriau moteriška. Bet jeigu reikia tokios penetruojančios energijos, dėkite dešinį pirštą ant kairį. Iškelsime rankas virš galvos. Suimsime ausis rankomis ir pradedam satnam, satnam, satnam. Pamenat, sakiau, pakylam su sat iki trečios akies ir per trečią akį išeina energija. Tiesiog įsivaizduokit. Satnam, satnam, satnam. Satnam, 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 satnam. Su sat pilvukas į vidų, nam atsipalaiduojam. Satnam. Satnam, 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 satnam. Jeigu trūksta krypties, jeigu trūksta aiškumo, tame ką darote, kur norite eiti, darykit satkryją. Satnam, 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 satnam. Satnam, 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 satnam. Satnam, 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 satnam. Įkvepiam,
Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbant, stiebiamės į viršų, ištobulinam poziciją. Dar minutėlę. Iškvepiam, nenuleidžiam rankų, vėl prijungiam mulbant. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas per šonus. Jeigu pasiekėt, prilieskit pirštai žemę. Sujungkit viršų su apačia. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir mes keliaujam į lengvą pozą. Grįžtam į lengvą pozą. Dar vienas aktyvus pratimas. Taip pat su ugniniu. Alternatyvus pečių kilnojimai. Ugninis ir kilnojam vieną ir kitą petuką. Pradedam rankos ant kelių. Atkreipkit dėmesį, ar pompuojasi pilvas. Iš tikrųjų, šios du judesius netaip paprasta padaryti kartu, tai tikrai nepameskit pilvuko. Kad ne tik nosimi, bet ir pilvu. Ir abudu pečius pakeliam, įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulban. Pečiai prie ausų. Iškvepiam, atsipalaiduojam, rankos ant kelių, gyan mudroje. Ir neatsimerkiam, įeinam į meditaciją. Visiška tyla.
Leiskite ateiti ir išeiti jūsų praeities vaizdiniams, jūsų dabarčiai ir jūsų ateities vizijoms. Ilgas gilus kvėpavimas. Jeigu nematot vaizdinių savo užmerktose akise, matykite spalvas. Leiskite jas pamatyti savo. Iš pirmo gali būti visiškai neaišku, bet nuraminus kvėpavimą, stabilizavus, užmerktą žvilgsnį, jūs iš paties dugno pradėsite matyti kažkokį švytėjimą. Jis turės spalvą. Prisiminkite ją.
pereikite tą erzulį, nepatogumo. Tiesiog būkite. Ir įkvepiam. Iškvepiam. Galite su balsu, su garsu dar kartelį. Atsimerkime. Ir keliaujam ant kelių. Vėl į uolos poziciją. Įtaisykite savo kulniukus į užpakaliuką, kad jaustumėt, kad susijungtų vienas ir kitas kauliukas. Ir kulnų kauliukas, ir užpakalio kauliukas. Ir vėl mes grįžtam į, atsiprašau, nugaros išlenkimus su ugniniu kvėpavimu. Dabar jau nugara lankstesnė. Galim judėti greičiau, bet tikrai stebėkite save ir jauskite, kiek greitai. Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam ulban, sukabinam savo išangės raumenis, lytinių organų, pilvo centrą ir traukiam prie nugaros į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam, paleidžiam ulban. Rankos ant kelių, genmūdroj, keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai.
Vėl sudedam rankas satkryjai. Keliam jas į viršų. Ir pradedam. Satnam, 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 satnam. Lyg kiltų energija nuo mūsų uodegikaulio per visą stuburo kanalą iki trečios akies ir išeitų per ją. Satnam, 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 satnam. Įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam ulbą. Stėmėmės į viršų. Iškvepiam, nepaleidžiam rankų, atleidžiam ulbą. Ir su iškvėpimu prijungiam ulbą. Įkvepiam. Ir iškvepiam, atsipalaiduojam, paleidžiam rankas per šonus. Iki pat žemės. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir grįžtam į easy pose, lengvą mūsų poziciją. Rankos ant kelių. Ir pradedam kilnoti pečius su ugniniu kvėpavimu.
Koncentracija į iškvėpimą. Nepamirštam pilvuko. Įkvepiam, pritraukiam pečius. Suimam ulban. Laikom įkvėpimą. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Galim ištiesti kojas. Į priekį šiek tiek pajudinti. Patrinti keliukus, nes grįšime į meditaciją lengvoj pozoj. Jeigu galit, likit užsimerkusios, kol judat. Sugrįžkite į lengvą pozą. Rankos ant kelių. Gyan mudra. Užsimerkime. Užmerktų akių žvilgsnį. Koncentruokime į tašką tarp antakių, į savo trečią akį. Ir vėl pabandykime grįžti į tą patį filmą, kuris transliuos jūsų praeitį. Praėjo, jos nebepakeisi. Jūsų dabartį, tai ką jūs kuriat šiandien. Ir jūsų ateitį, ta vizija, ta projekcija, kurią jūs paleidžiate kaip mintį, kuri turi potencijos realizuotis. Labai, labai gilus, švelnus ir minkštas jūsų kvėpavimas, nunešantis, atveriantis. Parodantis. Galbūt spalvą, galbūt vaizdinį. Leiskite sau paskęsti toj tuštumoj.
paleisti bet kokią kontrolę. Ir įkvepiam. Iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Ir stenkitės dar minutėlę šiek tiek pabūti šitoje būsenoje. Vietoj šavasanos tiesiog išjungsiu labai gražią mūsų kundalinį jogos himną. Ir pabūkim toje muzikoje. Shine upon you, oh love, surround you, and the pure light within you, guide your way on.
Padėkim rankas maldai. guide your Ir uždarysim mūsų erdvę Satnam. Satnam. Dėkoju, lenkiuosi. Ačiū, kad atėjot šiandien, kad buvom kartu, kad atlikom šitą tokią nepaprastą kriją. Nepajudėjom, o susijungiam. Tikiuosi, ir jūs pajutot tai savy. Tai dar kartą labai dėkoju ir linkiu gražios dienos. Satnam. Įdėkim save į dėkingumo burbulus ir pasiūskim tą dėkingumą tolin visur, kur tik pasiekia mūsų širdis.